Labą dieną. Sveiki. Noriu paklausti, girdėjau, kad bus koncertas akordeono po laiptais. Kas čia per koncertas? Koncertas tai čia bus koncertas, mažiukas, nelabai ilgas, prie mano namų, bet ne po laiptais, bet prie daugiabučio namų. Aha. Ir ką tu nori tuo pasakyti? Pasakyti, kad visai gera idėja, jeigu manęs klausytų. O kam tu grosi? Kas galės pasiklausyti? Visas pasaulis. Visas pasaulis net? Prie mūsų namo gros akordeonistas Arėjus Peleckas ir visas pasaulis girdės. Taip. O Arėjus Peleckas kartais neserga žvaigždžių liga. Žvaigždžių? Taip. Jam atrodo, kad jis jau labai yra populiarus. Ar ne? Biškį nuo mano populiariausių kūrinių. O tai kokies tavo populiariausias kūrinys? Posiplemenys suksu. Ir tu neblogai groji? Tai indėnų šokis. Ir ben nežinau, kodėl indėnų šokis rašo lapelį, bet nes čia lenkiškas kūrinys. Ai, lenkiškas. O tu, būdamas lietuvis, grosi. Taip. Ir kuria čia diena vyks? Čia vyks taip pat kaip vasaros sonata, bet rugsėjo sekmadieniais. Ai, rugsėjo sekmadieniais. Taip, nuo pirmo iki paskutinio. Tai tu čia ėmeisi tam tikros veiklos, ar ne? Tu dabar turi tokią ugnelę, ar ne? Taip, aš dabar galiu pasakyti rėmėjus, jeigu jūs domitės. Taip, aš domiuosi. Rėmėjai yra Varėnos kultūros centras, antras WM Cinema, Tulkadroje, kur dabar mes šnekam, Tulkadroje podcasto kanale, tai ir FM USA. Ką tai reiškia? FM USA yra beveik viso pasaulio privatus radio. Čia pirmas privatus rėmėjas ir bus visada pirmas. Nes FM USA nėra toks populiarus, bet kažkurie žmonės vis kaip žvaigždės klausosi, kada jie nori, nes tik jie. Ir aš galiu. Ir tu gali? Bent dar leidžia muzikos savo pridėti, tai daugiausiai mano muzikos, nes kitos žvaigždės tai visai nebūna ten. O tu jautiesi žvaigždė? Tikriausiai, jeigu aš galiu FM USA stoties galiu pridėti, tai viskas bus Nu. Bet tu, norėdamas jau vaidini tokiu žvaigždę, tai reikia labai daug dirbti, prie to akordeono, sveikatą. Ačiū, bet dar Nesusičiaudėjai. Bet ar tu įsivaizduoji, kiek reikia dirbti iki 9 prakaito, pakol iš kūno pradeda bėgti vanduo. Ar tu supranti? Tai čia karštis bus, nes visai vakar irgi buvau beveik visas šlapis, net mano galvoje irgi buvo šlapia. Net galva buvo šlapia? Tai tu grojai tuo laiku ar ne? Ne, aš tiesiog gruzdintuvė buvau. Kaip gruzdintuvė? Vakar su tėte buvom, pagėriau, biškį kolos, o kada mes pavalgėm cepelinus, mes grįžom mašiną
Visai jau grūzdinausi, ne visai jau buvo čia šlapia. Tai gal tau cepelinai nesivirškino? Ne, čia tikriausiai nuo kolos, kad visai. Ai, nuo kolos? Tai Tikriausiai. tu išvada, kad kolos negalima gerti vaikams. Nu tai biškai galima, bet kai tuo laiku, kai karšta, geriausiai šalta, o ne tiesiog paprasta, ne šalta, o šilta. Ai. Nežinau, ar išvada. Kokia išvada? Ar galima vaikams, ar negalima. Man atrodo, kad negalima tiem vaikam, tai visą jėgą atima, įsivaizduoji, jeigu prakaitas eina iš žmogaus, tai išeina ir jėga, ir geri norai išeina, viskas išeina, išplauna Coca-Cola. Gerai, grįžtam vėl apie mano koncertą. Apie tavo koncertą. Aha, tai kuriom dienom dabar vyks, sakyk konkrečiai. Rugsėjo 7 dieną, rugsėjo 14 dieną, rugsėjo 21 ir paskutinė rugsėjo 28. Oi, tai čia didelis renginys. Tai čia visos 4 sekmadienės. Visus 4 sekmadienius vaikas prakaituos nuo Coca-Colos. Tikrai neprakaituosiu, aš tik vieną kūrinį vieną dieną grosiu. Ai, vieną kūrinį ir vieną dieną. Nu tai šaunu. Nu tai bent tikriausiai arba 2 galėsiu. Matysim. Matysim, aha. Mhm. Nu, šitą. Ir kas tau čia taip paskatino tave groti akordeonu? Mano mokytojas, aš norėjau akordeonu groti, tai skatino manęs, tai, Darius Bachovas. Aha. Jūs gal pažįstami tikriausiai. Aš truputį pažįstu, žinau. Nu. O kaip kiti dalykai, su kiti muzikiniai dalykai? Vien akordeonas tai tikriausiai nelabai, o solfedis. Solfedis tai vakar pagaliau suradau sąsiuvinis. O, tai jau tu būsi dabar galingas vyras. O tai vien tik 3, reikės Alytui važiuoti kiekvieną laiką, kad man netrūksta. Tai kad 3 sąsiuvinius nusipirkai, tai čia 3 metam tau užteks. Toks 3 metam, A5 10 puslapiai. Oi. Nu, o kaip choras? Choras tai normaliai. Normaliai, gerai? Tas koncertas. Kada? Rugsėjo 1-4. Ta valanda. Reikia pasipuošus ateiti. Vaikas turi tvaskėti, gražiai atrodyti. Taip. Aš tai Bet visą. reikia dabar skubiai ruoštis. Skubiai, kad visai būtum gražus vyras. O, Ir dar reikia surasti antkaklį. taigi mes tai jo neturim, taigi mokytoja turi visą laiką juos. Antkaklį? Nu, Taip. nu taip, Ne, mokytoja neturi. neturi. O tai kaip jinai kiekvieną kartą tau pateikdavo, o dabar jau Muzikos. mokykloj taip. Tai va toks. Aha. Nu. O ne va tokias. Ai, tokio žvaikelį aš nežinau, mes gal ir neturim. Nu, nesvarbu. Tu gal būsi toks laisvas muzikantas. Apykaklė atsegta. Gerai prakaitas nemuša, gerai kvėpuojasi. Gerai. Ir reikia būtinai gėlę nusipirkti. Rugsėjo 1. Matysiu, dabar šiuo laiku dirbu. Šiandien dar anksti. Nusipirksi. Gal tikriausiai rytoj. Rytoj vakare mes eisim ir nusipirksim. Gerai, dabar kitą dieną, kitą sekmadienį. Pirmą sekmadienį grosiu aš po stiklėmenį suksiu iš 1. O 14 dieną aš grosiu Draileną.
21 dieną aš grosiu duoti žvirblės kamienė. Nu, Kamienė. o 28? Saulė nusileido, olioli. Eik tu savo. Nu, tai labai šaunu. O dabar tu man... Dabar pasakytų, kur vyks ir kada. Nu, taip. Lygiai 1 valandą koncertas prasideda ir bus prie mano namų Voronecko gatvė 5 namą. O tu negali, pavyzdžiui, tą koncertą įvykdyti 3 aukšte, ant močiutės lovos ir atidaręs langą į visas pusės. Ir tas labai gera idėja. Sėdi. Bet tai nebus koncertas. Kasgi norės, tas girdės. Aš taip pasirinkčiau prie namų. Prie namų. Reiškia, tu drąsos turi. Nu, supratau. Jau tu, man atrodo, esi grojęs prie namų. Vieną kartą, bet nebuvo koncertas. Nebuvo koncertas. Nebuvo. Dabar čia bus mano pirmas pats sugalvotas koncertas. Aha. Bet biškį idėja gal buvo užimta. Aha. Biškį. Nu, tai linkiu sėkmės tau šitam savo sumanime. Nu, tai galėsit ir jūs, žinok, tai visiems tai nemokamai. Gerai. Arba jeigu nori galėsit sumokėti. Bet nebus kasa. Nebus kasos. Pradžiai nebus kasos. Taip, bet reikės antro žmogaus, kad dalyvautų kasom. Oi, tu sam. O tu dar neturi pinigų kasininkui sumokėti, taip? Nes kasininkas be mokesčių nesėdės. Tai bent bus mokestis. Galbūt ir aš priduosiu ir ją nuduosiu. Supratau. Reiškia, sunkus muzikanto pradžia yra sunki, ne? Gali būti. Nes pinigų nėra, groti norisi. Reiškia, reikia stengtis, nu ką dabar darysi? Ar ne? Nu ir viskas. Nu sėkmės, vyre. Viso gero. Viso gero.